Labą rytą, bičiuliai. Spalio 27 diena, 9 ryto. Oi, pala, atsiprašau. 8 ryto. Praeitą naktį atsukom laikrodžius atgal. Atsimenat šitą video? Šitą video, kur mano kaimynas padarė žvejybą su vienu vobleriu. Tai aš šiandieną tikrinsiu tą pačią teoriją. Žiūrėsiu, ar čia tose sekliose vietose dar yra lydekų ir ar jos kimba. Tai šiandienos dienos tema – twitchingas. Kaip matot, turim labai gražų orą, beveik be vėjo. Nu ką, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Arba pavyks, arba ne. Rišam, pinam ir važiuojam. Tokia yra mintis, kad jeigu sekliuose nieko nepagausiu, tai tada turbūt bandysiu lyst kažkur tais gal kiek giliau. Ir šitam man reikės fluorkarbono. Nes fluorkarbonas, kaip žinia, leidžia tą patį woblerį praleisti kokiu, turbūt visų metrų giliau. Kas nematėt ano video, tai va hebra, šitas wobleris, kuris darė stebuklus. Ir taip sakant, aš nuo jo ir pradėsiu. Nu ką, meškerę susirišau. Dabar beliko šiek tiek užplaukt. Kadangi pučia pietų vėjas, tai man bus labai patogu. Aš ten iš anos pusės pasileisiu ir bandysiu šukuoti. Tik dar nesugalvoju, ar su parašiutu žvejot ar nuo inkaro. Gal pačią pradžią padarysiu nuo inkaro. Down on a dusty road where the cornfields grow, there's a boy from the country with a fire in his soul, working hard with his hands in the scorching sun, living life simple where he's from. He grew up honest with a heart so true. Fighting a country boy, you know it ain't no joke. To stand up for what's right, won't take nothing less. Mess with his loved ones, you better second guess. There's a fight in a country boy, burning deep in his veins. He's got grit, determination, he won't back down or be swayed. He's a rebel with a cause, never afraid to make a stand. Atsidariau hebrą. Pirmą kartą nepataikė, antrą kartą įkanda. Ir atsikabina. Ate. Antras žuvis panašu. Bet jau tokias jos energijos jau nebeturi. Kibimo momentu visą jėgą sunaudoja ir viskas. Kibimo momentą, ne? Jau, sveikatas turi. Reikia paleist. Greitai. Pirmą žuvytę. Dėk. Nu ką, hebra. Pirms dreifas, be jokio parašiuto, be jokių inkarų. Ir tik tais vieną lydeką atsikabino, vieną lydeką užkibo. Tai bandysiu dabar dar užplaukt, dar bandysiu patikrint. Ten va tas pačias seklumas. Ir jeigu ne, reikės turbūt sėst ant inkaro ir ant šlaito.
Скажи, pakliuvo tavo kibimsi į eterį, a ne pakliuvo. Matai. Žuvytė. Nu ką, chebra. Magalons sudirba. Magaloniuks. Bėk. Turiu įdomesnę kažką chebrytę. O. Eik visą. Kaip nelaiko išsikrovė kamerą, na. Kas ten atsitiko, ką? Nu. Žuvytė užkiba. Tame imsime su graibštu. Nu, kad jau mano kamera nusprendė įsikraut. Kaip Petras pasakytų, kepsniukas. Nu, gyven kepsniuk. Every step a journey through time and space. Every moment a memory that we storms and the calm, we find our way. The soul of the maiden, in the heart we stay. In the shadow of the temple our love began. Through the ages and the trials we still stand. With every breath we feel the ancient call. Soul of the maiden, forever entwined, we'll stand tall. Through the village, the streets so old. The stories of the past in the air unfold. The lanterns light the path where we once met. Эх ты, блямба. Кибимас buvo. Slėkiukas. Opa. Nu, bėg. Du metimai, du lydekai. Kas čia dabar daros? Kol aš čia su kamerom terliojos. Antras žuvis pareina. O tu taip atsargiai užkibos. Opa. Nu, sveiki. Ate. Nu, smagu. Ką aš galiu pasakyti? Kas čia dabar buvo? Kas čia dabar buvo? Nu, čia tikrai ne tu šitą pikstelimą darėjai. Ar tu? O gal ir tu? Nu, eikš.
Nu gerai, chebra. Natūralkių nebenori. 3 valandą dienos. 6 lydekas jau pagavau. Liktai 6. Paskui susiskaičiuosiu. Ten tai geras buvo 3 metimai, 3 lydekos. Nu nesvarbu, kad nelegalios, bet vis tiek faina. Nu ką, bandau. Dar turiu 1,5 valandos, tai dar, taip sakant, kažką pabandysiu sugauti. O kas sakė, kad tvičint negalima su visais patogumais? Va, sėdžiu, tvičinu, į viršų mušu, nes gilis toks, kad kitaip nepamušė. Nu ir ką? Dzin? Muzikytė groja. Taip sakant, dabar dar tik tais kokio viskio stiklą, tai būtų fantastika. Gerai. Nuo parašiuto šūdas. Matyti jau vakaras, jau žuvytį yra visiškai viskas dzin. Tai yra dabar tokia mintis, kad dar pabandysiu pagaudyti lokaliai nuo inkarą ir turbūt, kad už gero pusvalandžio žviniosiu namo. Na, bandau dar kažkur sustot, kažką patampysiu, bus matyti. Jo, darbinis vobleris, sakant. Nu ką, kompanija, 4:30 temsta. Panašu, kad laikas žuklę baigti. O žuklę patys matėt, kokia buvo. Silkių yra, didelių lydekų nėra. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysim ant vandens. O ką žvejosim, nebežinau, bet tikėtina, kad ešerį. Tai ate.